Sveiki, malonūs klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę kalbam apie ortoreksiją ir švarų maistą, apie tai, kaip bandymas valgyti geriau iš tiesų kenkia. Ortoreksijos terminas tuoj švęs 20-metį. Turbūt labiausiai norisi sakyti tik 20-metį, nes šiaip jau atrodo, kad su šia tema susidurėme jau visą amžinybę. Ortoreksija lyg keistoji valgymo sutrikimų pusseserė. Anoreksijos ar bulimijos atveju daugiausiai dėmesio skiriama svoriui ir maisto kiekiui, o štai ortoreksijos atveju pirmiausiai koncentruojamasi į maisto kokybę ir taip vadinamą jo švarumą. Ortoreksijos diagnozės vis dar nėra ligų klasifikatoriuose, todėl dar nebūsit oficialiai diagnozuoti. Nepaisant to, specialistai jau labai konkrečiai kalba apie ortoreksiją kaip apie atskirą sutrikimą, pozicionuojama šalia obsesinio kompulsinio sutrikimo, dažnai vadinamo tiesiog OCD, ir maisto vengimo ir ribojimo sutrikimo, angliškai Avoidant Restrictive Food Intake Disorder arba ARFID. Šiuolaikinė aplinka dėja yra labai palanki šiam sutrikimui vystytis. Socialiniai tinklai yra palanki terpė susidaryti taip vadinamai skaitmeniniai aido kamerai ar, įprasčiau tariant, informaciniam burbului, kuriame dalijamasi tik tendencingai parinkta informacija, taip įsivaizduojant, kad visi taip galvoja, arba kad pateikiama informacija yra patvirtinta mokslinė tiesa. Socialiniai tinklai tampa ortoreksinių tendencijų katalizatorium. Grotažymės Fitspiration arba Clean Eating dažnai ne šiaip dalijasi patarimais, bet vertina maistą iš moralinio aspekto, jį vadina blogu ar nuodingu. Toks požiūris gali greitai nuvesti iki labai griežtų maisto taisyklių ir socialinės izoliacijos, jei tokių taisyklių nepavyksta laikytis. Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad ortoreksija ir perfekcionizmą bei aukštą sąmoningumą, angliškai conscientiousness, sieja stiprus ryšys. Švarus valgymas dažnai prasideda labai nekaltai, kaip sveikos mitybos iniciatyva. Tačiau ilgainiui toks valgymo būdas tampa būdu valdyti nerimą ar kompensuoti kontrolės trūkumą kitose gyvenimo srityse. Paradoksalu, bet siekiant puikios sveikatos dažnai patenkame būseną, kurioje trūksta elektrolitų, pagrindinių maisto medžiagų ir patiriama stiprus nerimas. Ypatingai daug ortoreksijos atveju stebima atletų, fitness profesionalų ir sveikatos mokslų studentų, ypač dietologų grupėse. Didesnė tikimybė taip pat pasireiškia valgymo sutrikimais jau sirgusių asmenų tarpe. Man ši tema dar kartą rodo kritinio mąstymo svarbą. Šiukštu, negalima ieškoti greito ir paprasto sprendimo sudėtingose klausimuose, nes lazdą perlenkti labai paprasta, o pasekmės organizmui labai sudėtingos. Maistas nėra geras ar blogas, jis arba turi vertingų medžiagų, arba ne. Tai, kad kažką galima valgyti, dar nedaro jo gerų medžiagų šaltinių, bet nedaro jo ir nuodingų. Mintis atsisakyti malonumo iš valgymo skamba taip pat blogai, kaip atsisakyti malonumo iš dainavimo. Ir ši mintis niekaip nei paneigia, nei prieštarauja kitam faktui. Pagrindinio organizmo poreikių netenkinanti mityba, įskaitant ir medžiagų trūkumą, ir medžiagų perteklių, mus žalos. Ką galim daryti? Nustokime maistui klijuoti neinformatyvias etiketes, tokias kaip blogas ar nešvarus maistas. Nereikia maisto moralizuoti. Maistas yra reikalingos statybinės ir energijos medžiagos arba malonumas, arba abu. Taikykite 80-20 taisyklę. Bent 80% maisto turėtų teikti vertingas maisto medžiagas. Likusi 20% dalis kaip gaunasi arba kaip norisi. Gebėjimas toleruoti visokį maistą stiprina psichologinį lankstumą ir puikiai veikia kaip palūžimo prevencija po intensyvaus viskas arba nieko režimo. Atsisakykite socialinių tinklų profilių apie būdus nulaužti arba perprogramuoti organizmą, ar kitaip skatinančius nekritinį požiūrį, o specifinius maisto ribojimo metodus, vartojančius grėsmingus argumentus ir rekomenduojančius griežtai atsisakyti bet kurio produkto ar medžiagos, tarkim glitimo ar sėklų aliejų. Daugiau dėmesio skirkit bendravimui. Jeigu jaučiat, kad draugų vestuvėse negalite valgyti tiekiamo maisto dėl to, kad laikotės kažkokių ypatingų valgymo taisyklių, tai greičiausiai jūsų taisyklės labiau kenkia jūsų sveikatai negu padeda.
Galiausiai ieškokit profesionalios pagalbos. Jeigu neradus švaraus maisto jūs ima nerimas ar net panika, jums pagalba tikrai pravers. Tekstinių įrašų pabaigoje dalinuosi nuorodom į svarbiausius tyrimus šioje srityje ir 3 knygų rekomendacijom. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus emocijų, elgesio ir mąstymo klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą psichologiniai konsultacijai rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Taikos ir ramybės.